Labas rytas. Šiandieną aš su jumis noriu pabendrauti kaip klientas. Norėčiau šiandien jūsų klientu pabūti. Ar jūs žinote, kaip jūsų klientai mąsto? Kaip jie jaučiasi su jumis bendraudami? Ar galite jų galvą įlysti? Tai jeigu galima šiandien savo galvą ir širdį šiek tiek atversiu, kaip aš jaučiuosi būdamas jūsų klientu. Man nepatinka būti klientu. Man nepatinka, kai man pardavinė. Man nepatinka, labą dieną, užeikite dar. Ne tik tai man, aš čia ne apie save šnekuos, aš turbūt šneku apie didžiąją dalį klientų, žmonių, su kuriais mes bendraujame. Mes, klientai, mes nenorime būti klientais. Mes esame žmonės. Mes nenorime, kad mums pardavinėtų, gerai? Neparduokit mums. Pabendraukime. Labai svarbu yra pirmas žingsniukas santykė su žmogumi, ne su klientu, su žmogumi, kuris pas jūs atėjo, jo domėkis. Kas per žmogus čia prieš mane yra? Ne vaikščianti piniginė, kuri tuoj nusipirks mano kažkokį tai produktą arba paslaugą, už kurią aš gausiu bonusus. Žmogus. Kas jisai jinai? Kas jam svarbu? Mes šnekėjomės, atsimenate, apie poreikių žmonių. Kiekvienas yra skirtingas. Vienam reikia dėmesio, kitam reikia vertinimo, trečiam reikia laisvės jausmo, ar ne, bendraujant, kitam yra linksmybės, kad būtų malonu, fan mūsų santykyje. Kitas tam kontrolės, jisai čia žino, viską žino ir svarbiausias jis yra. Ne? Va, tai pirmas yra žingsnis, koks žmogus yra prieš mane, ko jam reikia. Va, dabar mūsų santykyje. Ne po to, kai nusipirks, bet va čia ir dabar. Ir mes tai galime duoti. Tai dovana jam, arba jai. Duokite tai. Masai, domėtis, pažint, tai yra treniruoklis. Darykite tai dėl savęs, jeigu ne dėl to žmogaus. Mes visi egoistai, normalu. Nes ant jų, ant klientų, ant žmonių, kurie tūkstančiais pas mus ateina, tiek pas jūs, tiek pas mane irgi. Aš bendrauju su žmonėmis kasdien, kaip ir jūs. Jie treniruokliai, ant kurių mes galime ugdyti savo jautrumą, savo gebėjimą pažinti, perprasti kitą žmogų, bet lygiai tą patį mes paskui galime daryti namuose, su draugais, su artimaisiais. Girdėti, pažinti ir su tuo žmogumi būti taip, kaip jam norėtųsi tą akimirką. Galime būti universaliais visokiais, bendravimo virtuozais. Tai pažvelkime į savus klientus šį kartą va taip. Tai yra žmonės, kokie jie, labai įdomus, verti tyrinėjimo ir pažinimo ir verti to, kad mes jiems tą mažą dovanėlę savęs prisiderinimo prie jos, buvimu su juo taip, kaip jam arba jai norėtųsi, mes jam tą galim padovanoti. Na, pardavimas, tiesą pasakius, paskui vyks tiesiog savaime. Kai žmogum domėsiesi, su juo bendrausi, ne šabloniškai taip, kaip reikia, o taip, kaip jauti, šitam arba šitai reikėtų. Tada jau, jie patys jau nupirks. Leiskite jiems tiesiog patiems pirkti. Žinoma, paklausti, pasiūlyti, tai čia jau šitą jau išmanote, ar ne? Tai šiai dienai tiek, labai linkiu to žingeidumo ir vaikiško domėjimusi. Kas čia per žmogus? Iki kitų kartų.